Kaip ir žadėjom, šiandien norime parodyti žieminių batų modelius siauresnėms ir vidutinio pločio pėdoms. Hiking dažniausiai asocijuojamas su platesnėm pėdom, tačiau į jų kolekciją taip pat turime ir siauresnius variantus. Unisex modelis, tačiau taip pat turime ir iš mergaičių kolekcijos. Šie batai tinka tiek vidutinio pločio, tiek siauresnėms pėdoms. Jie gal ir nėra tokie siauri kaip Superfit, tačiau vidutinio pločio pėdoms tinka labai gerai. Štai dar vienas Viking modelis gražus, ryškiai žalias. Taip pat noriu paminėti svarbią detalę. Daugelis tėvų dažnai klausia, koks pamušalas yra bato viduje, ar tai vilna. Todėl svarbu žinoti, kad dauguma membraninių žieminių batų turi poliesterio pašiltinimą. Vilna naudojama tik kai kuriuose specifiniuose modeliuose, pavyzdžiui, kuono. Čia turiu du Superfit modelius, tai vidutinio pločio modeliai. Jei reikia labai siaurų batų, Superfit siūlo ir dar siauresnių variantų. Tačiau šie modeliai puikiai tinka tiek vidutinio pločio, tiek siauresnėms pėdoms. Jie labai lengvi, minkšti ir patogus, atvirai pasakius. Tarp žieminių batų tai vieni lengviausių. Geox batai taip pat dažniausiai yra skirti vidutinio pločio ir siauresnėms pėdoms, nors kai kurie mūsų klientai turintys platesnės pėdas sako, kad Geox jiems taip pat tinka. Viskas labai priklauso nuo individualios pėdos formos. Visgi bendrai jų konstrukcija ir forma labiau pritaikyta vidutinėms ir siauresnėms pėdoms. Būtent todėl mes renkamės skirtingus modelius, skirtingus prekių ženklus ir skirtingus pločius, kad turėtumėte iš ko rinktis.